atvažiavom į labai gražią vietą, kur yra labai aukštai. Kalną važiavom 7,5 kilometrų, vingiavom keliu. Tai tikrai buvo iššūkis prasilenkti su automobiliais, ypatingai kemperiais ir autobusais. Ši vieta vadinasi Štegaštein Lookout. Taip, ne? Žmonių, aišku, begalės, bet vaizdai super. Štai prasibrausim pro šitą minę ir pamatysim patį geriausią vaizdą. Wow. Kaip tam, mažiukai? Man tai baisu. Man drebo kojos. Vaizdas įspūdingas, verta čia buvo užgazuot. Eik, sako, gražiai. Tiek turistų, kad nėra parkingo vietų. Ir visi sunkiai prasikeičia. Mašinas numetinėja šalikeliai. Tai kiek galiu paeiti iki to kalno. Ilgiausią tunelį Norvegijos 24,5 kilometro. Bus daug tamsos. Čia šitos, matot, mėlynos sustojimai skirti klaustrofobiją sergantiems žmonėms, kad jie galėtų pailsėti, nes ilgis yra didelis, man liko 5 dar kilometrai važiuoti, 20 važiavom. Tai jeigu turim šitą ligą, tai žmonės gali pasilsėti tos sustojimais. Atvykom apžiūrėti vienos geriausiai išsilaikiusių viduramžių laikų bažnyčios. Jie dabar kaip muziejus, greta pastatyta šių laikų bažnyčia, kurioje vyksta pamaldos. O čia jau kaip muziejus. Pastatymo metai 1180-ieji. Super. Išsilaikiusi. Pas norvegų ne tik žuvies yra ir gražių vaizdų, bet jie ir sodus turi didelius. Obelis augina. Kriaušės, trešnės. Dabar čia tą regioną
visi buvo tie ūkininkai, kaip juos pavadinti, žmonės, kurie prekiavo prie kelio, pastatė tokius mini savo paviljonus, tai jie vienam regione, turbūt koks 50 km spinduliu. 10 minutėlių, servizas padarytas, vandens pasipildėm, išsipylėm fekalą, nuotekas ir važiuojam nakvynės vietos ieškoti, nes jau laikas ir pagrilinti, kiek galima virti, kepti viduje, reikia ir pasigrilinti kažko, tai oro sąlygos leidžia. Tokioje vietoje sustojom nakvyniai, daug kemperių, mums tai netrukdo. Sako, visi, kas ką veikia, kas žvejoja, ten irgi šalia galima eiti į sauną, rašo visai irgi faina, bet apsiribosim pagriliavimu, pasėdėjimu, pasimėgavimu gražių vaizdu. O, mūsų krioklys, jie mūsų neapleidžia naktimis. Ausyse girdėsis ir grįžus. Biškį reikia, kad vėstum. O, prisijungė prie mūsų vokietukai, vaikai. Maršmelos pakept. Viskas eina miegot kažkas. Brausim telefonę. Nu, rapuliukai, davai. Gerai, bet buvo sakė iš 4, 5, 6. Važiavom iki kelto, nes kitos galimybės persikelti į kitą pusę nėra, arba labai didelis vingis gaunasi. 2 keltai kursuoja. Nu, panašiai tas pats, kas ir pas mūsų į Neringą. Čia turbūt tokių pavienių pėsčiųjų nėra ar su dviračiais, pagrindas yra automobiliai. Ir jis dažnai sukasi pirmyn atgal. Kaina nėra žinoma iš tikrųjų, kokia ta kaina, nes atvažiavus vaikinukas nuskanavo mūsų numerius ir viskas. Tai ar čia prisiskaičiuos prie kainos, kur mokam už kelius čia važiuodami, ir įsiskaičiuos į tą patį, ar bus kažkoks tai papildomas klausimas. Nes kainos neradom, kokia ta kaina pakelta. Gal labai mums nustebins. Tai įsiaiškinau, kad tai yra 149 kronos. Kažkur tai turėtų būti apie 13 gal eurų. Galvojau, kad bus koks 100, nes čia tokį patį atstumą pas mūsų Neringoje, jeigu kelia kemperį už 40 su viršum eurų, kem 6 berods, tai čia jeigu už 13 eurų, čia. Ačiū, jūs labai malonus.
tokį aukštą kalną aš lipu. O nemoku. Šlapės rakuliukai. Gavom vandenuko truputėlį, bet jausmas geras, o vaizdas dar geresnis. Mes artėjam tikslo. Kam nebeleidžia kojos, ar sveikata, ar tinginystė, gali užkilti tokiais. Nepavadinsi golfo automobiliukais, bet turbūt kalnų automobiliukais, kurie tave užveža arčiau tikslo. Tikslas mūsų jau prieš akis. Purvinai mėlynas. Chebra žvejoja. 3 jau turim, va krenta iš kibio. Žuvienė išvirta. Darome servisą. Vandens jau įsipylėm. Dabar ką dar užmačiau. Balionais ir kalkiai. Gali pasikeisti balioną. Čia turbūt ten, kur Norvegai važinėja su savo jau, jie ir pasikeistų. Kaip paštomatas. Balionų kokie yra.
kainos, jeigu nori nupirkti va 5 kg balioną, sumokėtum kažkur tai 120 turbūt. Toliau 10 kg 1,5 kronų. Čia nepilnai 100 eurų gautųsi 11 kg. Turbūt irgi pagal tipą čia užsukamas, čia užspaudžiamas, kaina vienoda. 10 kg tokia. Gerai, grįžtam atgal. Žiūrim. Jeigu keitimo kaina. Tarkim, 11 kg, kaip pas mane užsukamas, ne? Jisai būtų 489, 40 eurų papildytų. 40 eurų. Žodžiu, galima važiuoti, galima keliauti. Važiuosim dar su vaikais kažkur pažvejot. Pavalgę esam, žuvienės sprogo visas puodas akimirksniu. Tai vat žuvies nežinau, ką mes darysim su to žuvim, bet pažvejot galim. Ir judėsim link Gairingerio. Pranešu ten antradienį gerą orą, šiandien dar tik sekmadienis. Per rytojų neskubėdami ir nujudėsim. Labas rytas iš Gairingerio. Vakar atvažiavom čia. Leidomės ten aukštai, nuo kalno, vingiavom. Ir matėm čia didelį kempingą. Tikrai įspūdinga vieta. Atsikeli, va ir bach. Plaukia šiandien iš ryto. Iš tikrųjų pripratom jau prie tų gražių vaizdų. Iš pačių pirmų dienų labai mums. Wow. O dabar ką? Įspūdinga. Bet kažkaip jau nebekelia tos nuostabos. Kempingas iš tikrųjų yra labai didelis. Daug jau išsivažinėjo, bet buvo vienas prie vieno susistatė šalia greta. Aišku, mašina ir turi būti kažkiek vietos. Sako, 4 metrus turi palikti, nekiši vieną prie kito. Čia atrodo, kad vanduo gerokai pasėdęs. Kaip tik žmonės nekeliauja. Kas su prabangiais kemperiais, kas su Kedžiu, kas su Tesla. Važiuoja visaip. Tie, kurie yra kelionių maniakai, jiem niekas nesutrukdys kaip keliauti, jeigu tik atranda progą ir važiuoja. Labai daug iš tikrųjų gražių prabangių kemperių prisižiūrėjom. Na, aišku, šioj kelionėje tai daugiausiai prisižiūrėjom elektromobilių. Kažkaip atsirado noras dar didesnis ir mums jį įsigyti. Ja, bet gal grįžus praeis jisai. Bet čia jų labai daug. Bet ne apie tai. Svarbiausia yra kemperiai kokie. Atrodo, mes važinėjom su labai kukliu, taip norėtųsi kažko tai didesnio dar. Einam pasiganyti. Šiandien pranešė tipo gerą orą. 18 laipsnių šilumos, sako. Orų mergaitė. Žaliai apsirengs. Man orai taip
Tai žiūrėsim, ką čia išprognozavo. Jau čia bus prie tos pačios Hebros, kur nepataiko. So you have pesto, chili, you have world champion in the corner, that's 7-time champion in the last 10 years. Tomato, olives, truffle. Nusipirkom į laivą, oi, ne į šitą, čia va kažkur tai biški mažesnis bus, rytoj plauksim apžiūrėti, tai gavosi, jeigu mes jums galim pasakyti, 142 eurai 4. Pasiplaukyti valandą laiko laiveliu. Vaizdą pamatysit. Čia irgi receptionas kempingo. Irgi visko yra, o reikia. O, blizgi. Reiks mums dasipirkti, ne? Arborą galėjau papirkti. Laistytuvai, kas vandens negali su šlanga įsipilti, tai paimi ir įsipili su livorium. KFC va tualetai su kodais, čia gali įsiskelbti. Skalbimas berods kainuoja po 50, tai ten po 4 su biški euro. Kemperiai zuja, išvažiuoja, įvažiuoja. Nu čia, kaip ir sakiau, numeris 1. Kempingas Gairing. Dirba, o kas? Taip, bet šiandien toks mūsų pirmadienis. Nusekęs vanduo, bet jau grįžta, matosi kaip grįžta. Kur kalbėjau apie medinius, kokius medinius, žolinius stogelius. Čia deda kažkokį tai nepralaidų materialą plasmasinį, žemė ir žolė. Blemba gražu visai. Norėčiau kur nors kokiai fazendai padaryti. Einam į miestelį pasivaikščiot, geras oras. Kiek gali būti Norvegijoje geras oras turbūt šiandien. Super, gražu. Varėm prie to ledyno. Čia panašiai. Kelias veda iš kempingo į miestelį. Nemažai čia tų laiptelių. Viešbutukas irgi neblogą vaizdą turi. Judam toliau, per kalnų viršų nusileisim į apačią. Neaišku, kiek čia saugu, bet gali būti, kad grįšim ir tuo pačiu keliu. Ten viršui kaip įsikūrusios trobelės, eik savo. Nežinau, ar ten eina
kiek ten pritraukti, bet ten visai. Iš tikrųjų, jų kapinaitės labai gražių, sakom. Kiek pravažiavom, tai labai tvarkingai padaryta, sudėta šiek tiek gėlyčių ir viskas. Nėra ten kažko labai daug. Jaukios bažnytėlės. And prepare them for your use. Labas rytas. Please make sure you know where the emergency exits and fire extinguishing equipment are located. They're rolled with wall charts around the vessel showing where to find them. Krioklio. We'd like to remind you that smoking on board the vessel is strictly forbidden. Thank you, Švartuojasi and naujas enjoy your kruizinis tour. laivas. Spūdingas, šitas su daugiau pramogų matosi lauke. O, kiek mojuojančių. Pilna, eikti savo. Aišku, lyginant su vakar, jiems irgi smagiau išeiti šiandien į savo balkonus, nes puikus oras. Šilta. Nežinau, kiek matosi, bet tiesiog tiršta jos, tai šokinėja. Prasiplaukėm. Visai nieko. Nepaliko kažkokio labai didelio įspūdžio, bet, būtumėm neplaukę, būtumėm nežinoję. Dabar toks viduriukas. Tai įdedam į finansinę skrynelę, kiek tas kainavo. Mums 4 142 €. Vaikam už pusę kainos, mums bilietas pilnas. Priėmėm vieningą, kad sprendimą, žodžiu, kad jeigu kitiem patarti, sakytumėm, kad geriau plaukti tuo tokio, ta pripučiama tokia valtimis, kaip ir pas mūsų Klaipėdoje, kad yra, kur į jūrą plaukia, kur greitis ir tada ne tik vaizdą turi, bet ir emociją, kad greitis geras ir varai aprengia tave tais kostiumais, tokiais neperšlampamais ir pirmin. O dabar, nežinau. Paliekam šitą gražų kempingą, šitą gražią vietą, pasidarėm servizą. Žiūrėsim, kur likimas mus nuves toliau. Nelikimas, pasirodo, ponė. Rodo žemėlapį, kad reikia kažkur ten ir ten važiuoti.
Kempingas tikrai, kaip Norvegijoje, ir už tokią kainą, tai yra 37 eurai už naktį. Už 2 naktis sumokėm 74 eurus. Tikrai puikiai, puikiai. Jų kainom tai čia yra simbolinis mokestis gaunasi. Vandenį gauni, vaizdą puikų gauni, elektrą gauni.